Dar kartą priminsiu, kas ką tik mūsų prisijungėt, mes čia dabar diskutuosim apie, reiškia, aš formulę jums atskleisiu, kokią sukūriau per mėnesį laiko. Sakė, bijo. Merginą šalia savęs, tik santykių. Kaip? Susukė. Kas manęs pujovai girdit, būkit gerai, pasigarsinkit maksimum, bet... Maksimum reiks gerai. Ką? Vaitai. Alio? Nu, Vaitai. Nu? Pabandyk tu jai parašyti, vai čia pačioj kanale yra ta Saulė Monika. O tai neateis? Nu, sako, bijo. Griūsit, parašykit. Kas jis valgus? Man atrodo, reikės be jų pradėti. Pimpaltinių palius. Ir manau, kad šitą formulę, kai, ta prasme, paskleisiu po pasaulį, tai jinai pasidarys veiksminga ir žmonės pradės vis dėlto naudoti. Būtų gerai. Laukiam dar minutę ir ateit turėtų Saulė, prašė nutoti, tebūnėtų. Jei. Nu, tikėkime, kad ateis. Ir, ta prasme, kiek metų yra? Nežinau. Atėjo Saulė Kurie Monika. žmonės gali tą nesuprasti. Labas vakaras, Saulė. Atėjo Saulė Monika, atmūtinkit ją. Kreis už ką vedėja, ką aš ir noriu būti vedėjais. Aš irgi noriu. O, eik tu vedėjai tu. Mhm. Ne, čia ne taip. Ir Dovis, ir dar Dovis muzika tokia Ne, leidžia. taip, bet. Čia bus kaip alfa Čia viskas lyrika. paruošta, Arnai, čia tu nesiparink, čia viskas yra paruošta. Aš sakiau, bus diskusija po visų šitų. Tai va, dabar pristatysiu trumpai diskusiją iš Vaito lūpų, Vaito kūrybos. Per mėnesį laiką sukūriau taisyklę, kuri gali padėti išlaikyti santykius amžinai. Todėl reikia taisyklės laikytis kiekvieno punkto. Taisyklė turi 3 punktus, kurie nėra labai sudėtingi. Jeigu jums yra bent 16 metų ir jūs mąstote tiesmukiškai galvojate apie ateitį, kaip iš tikrųjų kurti šeimą, kaip nepasiduoti